Sveiki, mano vardas Tomas, kaip kolega paminėjo. Aš atstovausiu Kitoks.com komandai. Mes esame vieni iš 18 Europoje ir vieni iš 48 pasaulyje, kurie priklauso Preferred Developer Consultant programai. Ką tai reiškia mūsų klientam? Greičiausiai nieko, nes nelabai jie žino apie tą programą apskritai. Ką tai reiškia mums? Tai reiškia, kad Facebookas mumis pasitikė, su mumis konsultuojasi tobulinant jų platformą ir taip pat konsultuoja mus įvairiais klausimais, kurie yra susiję su mūsų produktų integravimu į Facebooko platformą. Čia štai matom žemėlapį, kuriame mes esam, artimiausi Facebook developeriai oficialūs yra labai toli nuo mūsų. Tikiuosi, kad artimiausiu metu atsiras artimiau, galbūt arčiau, galbūt netgi toj pačioje Lietuvoje. Nes kaip matėm, iš rytis darbuojasi, tai ryti. Šiandien aš pabandysiu jums pristatyti eilę įvairiausių statistinių duomenų, kuriuos mes surinkom tiek iš pačio Facebooko, tiek iš mūsų aplikacijų, analizuodami jūs. Tai bandysim pasižiūrėti, kaip jau žinom, kažkur tai Facebook'e yra apie 748 tūkstančius vartotojų, ta statistika keistai šokinėja, tai aukštyn, tai žemyn, nesuprasi, ten tie vartotojai išsidėlytina ir vėl paskui išsiregistruoja. Aplikacijos pagalba mes buvom surinkę duomenis ir pabandėm atlikti tyrimą, kiek kokiam mieste yra vartotojų. Matom, kad Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje yra didžioji dauguma, bet kas nustebino tai, kad miesteliuose yra irgi labai daug žmonių, tai apie 40, daugiau negu 40% yra mažuosiuose Lietuvos miestuose. Prašau? Daug nenurodo, jo, daug nenurodo. Slepiasi. Matom, kad Facebookas yra šiek tiek labiau moteriškas, moterų tenai yra daugiau. Galbūt tie vyrai nenurodo savo, nežinau. Facebook'e yra vidutiniškai 130 draugų, kiekvienas vartotojas turi 130 draugų, tai yra šitą skaičių būtina žinoti, kada tu organizuoji kažkokią tai aplikaciją, galvoji apie jos sklaidą ir panašiai. Lietuvoje tas skaičius yra šiek tiek mažesnis, kažkur tai apie 100-120, nors yra tokių veikėjų, kurie turi ir virš 3000 ir ten aktyviai reiškiasi. Statistika pagal santykius. Matom, kad Facebookas yra vienišų ir šiek tiek draugaujančių vartotojų. Ja, šiek tiek draugaujančių, bet yra vedusių, susižadėjusių, neįsipareigojusių, našlių netgi yra, ta prasme, kitaip sakant, yra vienišiai, aš taip traktuočiau. Tai jeigu kažkokią tai savo kompaniją organizuosit Facebook'e, turėkit omeny. Aišku, daug kas nenurodo savo santykį. Jo, jeigu susižadėjęs nesiskelbi. Įrašai ant sienos. Mes bandėm tų pačių aplikacijų pagalba nustatyti, kiek vartotojai yra aktyvus tame Facebook'e. Tai neaktyvių yra, dabar nebematau, ten 28%, tie, kurie šiek tiek kažką tai rašė, yra dauguma. Čia nėra per visą laiką, čia yra, Facebookas neleidžia viso tavo volą nusirpti, kaip sakant, tai ta prasme yra tam tikras laikotarpis paimtas. Priklausomai, ta prasme, kiek vartotojas apskritai yra rašęs ant sienos, tai čia yra, jisai visos tavo sienos aplikacijos pagalba neleidžia nusirpti. Vienas vartotojas Facebook'e praleidžia iš ties labai daug laiko, daugiau negu 6 valandas, čia yra oficiali Facebooko statistika. Reikėtų turbūt mūsų vadovam įmonių susinerimti, nes užsienyje jau plačiai eskaluojame apie tai, kad vartotojai, jų darbuotojai labai daug laiko praleidžia prie Facebooko ir 50% grįžta kiekvieną dieną. Pačiame Facebook'e yra šiuo metu daugiau negu 500 milijonų, jeigu klystų patikslinkit, iš jų 150 milijonų jungiasi naudodami mobiliuosius telefonus ir šitą rinką labai stipriai auga, tai reikėtų irgi turėti omenyje, jo labiau, kad tie vartotojai, kurie jungiasi naudodami telefonus, smartphone'us ir panašiai, yra 2 kartų aktyvesni ir atlieka daugiau veiksmų.
Toliau aš pabandysiu papasakoti apie kokiegi yra tie Facebook formatai, ką mes galim Facebook'e padaryti ir ką mes galime už Facebook'o padaryti. Matome, išskirčiau šį viduje ir išorėje veiksmus. Viduje mes galim sukurti kažkokią tai aplikaciją, sukurti viešąjį profilį, sukurti grupės. Išorėje mes galim sukurti korporatyvinę svetainę, mikrosvetainę, reklaminius skydelius ir juose integruoti Facebook'ą. Tai yra Facebook'o Connectas, tie patys social pluginsai, kuriuos jau čia ne vieną kartą pasakojo ir minėjo mano kolegos. Pabandysiu šiek tiek peržvelgti, kasgi vyksta pas mus viduje. Facebook aplikacija, aplikacijos esmė ir kokie aplikacijų tipai būna. Aplikacijos esmė, iš esmės bent jau mes taip galvojam savo įmonę, kad tai yra tikslas yra įtraukti vartotojus kažkaip tai, kad suteikiant tiem vartotojams kažkokią tai naudą. Ir pagrindinė valiuta, kurią mes savo nusistatę esam, yra vartotojų skaičius, vartotojo praleistas laikas su ta aplikacija, su tuo brandu. Tų skaičių, aišku, galima prigalvoti ir kitokių. Čia taip atrodo aplikacija. Iš esmės galima integruoti kažkokius tai brandinius elementus, sukurti kažkokios pridėtinės vertės. Čia kita aplikacija. Čia tiesiog rodo kelis pavyzdžius, ką mes esam darę, kas būtų. Taigi, aplikacijos galimybės. Į aplikaciją mes galim integruoti kažkokią tai turinio valdymo sistemą, kurios pagalba galima būtų atnaujinti duomenis, galima sinchronizuoti su jūsų svetainė, įdiegti kažkokius apmokėjimus, tą patį PayPalą, mokėjimai LT sistemą, kas Lietuvoje yra populiaru. Iš esmė yra Facebook galimybės, tai draugai, ką mes galim padaryti aplikacijų pagalba, tai yra sukurti kažkokį tai virališkumą ir išnaudojant draugų duomenų bazę, tuos draugus kviesti, taginti ir ten postinti ant sienos, kaip sakė kolega, spaminti jam. Aplikacijų tipai. Aplikacijos tipai mes bent jau išskiriam yra vertės aplikacijos, tai yra aktuali informacija ir laiku kažkokia pateikimai, ir tai yra ilgalaikiškumą atspindinčios aplikacijos, reguliarios kažkokios vykdomos ir reguliarios interakcijos. Promo aplikacijos. Info apie naujus produktus, galimybė integruoti kažkokią tai brandą ir panašiai. Pramoginės aplikacijos, tai yra žaidimai, galvosakiai. Šiaip, jeigu lyginant tas visas aplikacijas, ką aš anksčiau paminėjau, tai pramoginės aplikacijos Facebook'e labiausiai važiuoja, daugiausiai vartotojų jomis naudojasi. Sėkmingos aplikacijos kriterijai, kokie jie būtų: interaktyvumas, tai yra skatinti vartotoją atlikti kažkokį tai veiksmą, socialumas, kviesti savo draugus ir dalyvauti toje aplikacijoje. Kuo paprasčiau, tuo geriau. Pastaruoju metu kūrėm įvairiausių aplikacijų ir matom tendenciją, kad kuo paprastesnė aplikacija, tuo jinai geresnius rezultatus suteikia. Tai yra, mes vadinam iš vis one click application, paspaudžiai, sužinojai kažką, tai daugelis iš jūsų turbūt matė tokias aplikacijas tiek užsieninės, tiek galbūt ir Lietuvoje. Ir virusinės aplikacijos, kurios lengvai plinta. Iš esmės, Facebook'e neverta integruoti jokio projekto, jeigu jisai neplis, ta prasme, geriau tada kažkokį webą daryti ir tiek. Viešasis profilis. Aš iš tikrųjų prabėgsiu greičiau per šitos slaidus, nes daug informacijos jau yra pateikta mano kolegų. Viešasis profilis gali būti toks, galim padaryti tokį, tai yra integruoti kažkokius tabus, vizualizuoti juos, brandinti ir panašiai. Čia yra keli pavyzdžiai. Išskirtinai norėčiau paminėti mailerio sistemą, kurią gali įsidiegti kiekvienas Facebook viešasis profilis ir jo pagalba kaupti naujienlaiškius ir registruotis. Kaip anksčiau rodė mano kolega, galima integruoti tą patį e-shopą. Aišku, to pačio tabo technologinės galimybės yra šiek tiek mažesnės negu pačios aplikacijos. Ką mes galim padaryti išoriai? Korporatyvinės mikrosvetainės mes galim integruoti kažkokį tai, tarkim, Facebook'o Connectą. Šiuo atveju buvo integruotas Facebook'o Connectas, kuris veikia kaip registracija. Vartotojams nieko nereikia įvedinėti jokių duomenų, nes jisai yra suvedęs Facebook'e. Jis tiesiog prisilogina prie Facebook'o ir visus duomenis, kurių mums reikia, mes pasiėmam iš jo.
Kalėdų stebuklas irgi buvo integruotas Facebook'o Connectas. Vartotojai papildomai turėjo galimybę įsidiegti pas save profile boxus, kurių šiuo metu jau nebebėra. Juos ne per seniausiai Facebook'as išėmė.